Pasak vyriausiojo Kauno prokuroro Kęstučio Betingio, paaiškėjus, kad prie Furmanavičiaus ir Naruševičienės nužudymų prisidėjo Drąsius Kedys, jo artimieji gaudavo visą informaciją apie tyrimą ir slėpė įtariamąjį. Informacijos nutekinimas patekdavo į artimųjų ratą, jie galėjo tinkamai išnaudoti, kad slėpti priklausomai nuo to, kaip kuria kryptimi paieška nukreipta, galėjo slėpti pėdsakus ieškomo asmens, pirmiausia Kedžio, galbūt ir kitų, o ne tai, kad galbūt, bet ir su juo susijusių bendrininkų, pagalbininkų. Betingio žiniomis duomenys tekino kai kurie Kauno policininkai. Jis kreipėsi į teisėsaugą, kad jie sulauktų atsakomybės, bet dabar tyrimas atliekamas Panevėžio prokuratūroje stringa. Šiaip iki šiol tai jau greitai, kaip sakykime, ilgas laikotarpis, ne vienas mėnuo praktiškai nėra pajudintas nei vienas potencialus įtariamasis, o ten pagrindė eina kalba apie Venckienę ir jos aplinką, kurie šitą dalyką išvystė. Prisimindamas 2009 spalio įvykius, prokuroras teigia, kad Kauno prokurorai iš pradžių net nežinojo apie Kedį ir kad būtent jis ruošėsi nužudyti teisėją. Esą šaudyta buvo itin profesionaliai, 8 kartus ir kontrolinis šūvis į galvą. Todėl manyta, kad tai samdomo žudiko darbas iš keršto už teisėjo veiklą. Nuvykęs į įvykio vietą, Kęstutis Betingis sulaukė skambučio iš Vilniaus prokurorų su klausimu, ar šaudyta iš perdaryto dujinio pistoleto Baikal. Tik tuomet paaiškėjo, kad Vilniaus policininkams buvo žinoma apie Kedžio planus ir būtent tokio ginklo paieškas. Betingis kaltina Vilniaus pareigūnus. Tai galėjo būti du variantai. Kadangi turėjo informacijos apie galbūt nusikaltimą įvykdžius asmenį, bent jau vieną ar galbūt ir daugiau, ir pagalbininkus, tai greitas tyrimo rezultatas ir nuopelnai už greitą išaiškinimą, o po to galbūt, kai paaiškėjo, kad jie ir patys apsigavo, baimės jausmas, kad reikės atsakyti už tokius dalykus, kad galbūt turėjo informaciją ir galbūt neužkirto kelio galimiems sunkiems nusikaltimams. Betingis sako, kad praėjus daugiau nei mėnesiui po žmogžudysčių policijos departamento buvo klausiama, ar buvo žinoma apie Kedį. Esą tuometinio generalinio komisaro pavaduotojo Visvaldo Račkausko raštiškas atsakymas buvo aiškus – niekas nieko nežinojo. Aš turiu savo nuomonę ir įsitikinęs, kad visi čia 5 sėdintys ant kaltinamųjų suolo esam visiškai be pagrindo ir be reikalo. Kęstutis Betingis teisme prabilo ir apie mįslingąjį anoniminį laišką prezidentūrai, kuriame buvo smulkiai aprašyta, kaip ir ko nepadarė kriminalinės policijos biuro ir aukšti departamento pareigūnai, kad užkirstų kelią nusikaltimams. Kauno prokuroro manymu jo autoriai viską matė ir žinojo pareigūnai, bet jie esą bijo kalbėti viešai. Karolina Frolovienė, Vidmantas Beržinis, Vilnius.